Labą dieną dešimtokai ir visi, kurie mėgsta programavimą. Mes toliau tęsime pamoką su Flash programa, su Adobe Flash, su Macromedia Flash, nesvarbu kokia tai būtų Flash. Dirbsime su ActionScript programavimo kodu. Tai objektinis programavimas ir mes toliau tęsėme pamokų ciklą, kaip objektiniai padaryti tam tikrus darbelius. Turime turėti iš interneto pasimti, galim arba patys nusipiešti 2 medžius ir 1 lapą. Čia aš siūlau įmesti per failę į ToLibrary, import ToLibrary ąžuolo ir klevą, po medį, ąžuolo ir klevą, ir įdėti ąžuolo lapą, sakykime, ar klevo lapą, nesvarbu ką. Na, pas mane jau viskas sudėta, tai kadangi aš jau sudėjau, tai paspaudžiu Windows, nueinu į Library arba F11. Tai dančinis, gerai. Tai sudėsiu. Library, tai ąžuolas, importu Library ąžuolo lapas ir Library klevas. Na va, dabar viską turiu. Ir per Library pasiemu tos visus ir įsikeliu. Jeigu man didesnis atrodo paveiksliukas, aš jį su Free Transform Tools jį susimažinu. Iki man reikimo paveiksliuko. Vienas paveiksliukas, ąžuolo lapas. Ąžuolo lapas daug didesnis, tai susimažinkime, kad jis būtų mums patogus. Tampyti. Ąžuolo lapas ir klevas. Klevą irgi susimažinkime. Štai. Mūsų užduotis, kad priskirti šitą lapą teisingam medžiui. Nu va. Kada interaktyviai užvėsime ant medžio, turėtų pranešti, ar tai yra ąžuolas, ar tai yra klevas. Ar mes teisingai pataikėme. Dabar čia mes viską sudėjom, dabar priskirkime teisybę kodą įmeskime. Kodą, čia dabar šitą uždėkim spinelę, kad mums niekas nepakistų. Ir padarom dar vieną sluoksnį. Čia mes rašysim kodą, užsirašykime kodas. Ir šitam sluoksnį mes rašysime jau kodą. Kadangi mes neturim tikslo išmokti programuoti su Flashu, tai aš kodą jau jums paruošiau, jūs kodą galite atsisiųsti ir jį panaudoti. Tai 14 pamokoje yra programos kodas, čia PDF formatu, čia Wordo, atsisiųskite jį, visą atsisiųstas ir į visą nukopijuokite. Visą, nieko nekeisdami, nieko nedarydami jame, pakeiskime ir įkelkime. Ir čia į tą kodo lentelę. Dabar mums reikia priskirti savo objektams, čia yra objektai, priskirti savybės. Dabar spinelę nuimam, spinelę ant kodo galim uždėti, kad kodas nepakistų. Ir lapą mes pavadinsime, dar reikėjo modifikuoti, tai insert, convert to movie, jis turi būti movie ir jo savybėse, savybių laukelis, kur properties yra, jeigu kartais nebūtų tų properties laukelio, tai jūs galite susirasti Windows, čia rasti, įsijungti tiek action, tiek properties ir jo movie cliffo, čia kur parašyta turim, bet mes užrašyti, kad red cycle. Red cycle. Toliau, ant to objekto, kurį mes vesime, jį irgi turim konvertuoti, tai insert, convert, movie. Aišku, ant abiejų galėsim vesti, bet ta prasme, kur aktyviai sureaguos. Mes jau kaip programuotojai tai paruošėm tarsi. Ir mes čia užrašome, kad yra gray cycle. Gray. Tai va, mes turime. Šį čia galim daryti, galim nedaryti, galim jo savybės padaryti, kad
sakykime, bet netiek ir svarbu yra. Ir čia mes galim dar kažką tai užrašyti, sakykime, medis arba klevas. Klevas neturi reikšmės čia jau yra. Na ir dar ką mums reikėtų pasidaryti pranešimų laukelį, kur mums praneštų, visą laiką informaciją teiktų, ar mes teisingai pataikom ar neteisingai. Tai laukelį pasidarome. Laukelį mes užrašome jo savybėse, pasirenkame dynamic, nei static, nei input, bet dynamic. Ir jo užrašymas turi būti feedback. Jo vardas to laukelio feedback. Feedback. Na ir galim pabandyti testuoti, kas čia mums gaudasi. Tai Ctrl, test movie ir pasiėmau lapelį ir tempėme, matome, kad praneša, kad netiksliai. Ne? Kaip tik atleidžiam pelę, praneša, kad netiksliai. Ir kada patleisime čia, praneša, kad tiksliai. Dabar mūsų lapelis pasislėpia už. Tai gal mes galim pasidaryti, kad lapelis eitų į viršų. Tai modify būtų orange ir to front. Ta pati, kad ir čia išeitų. Nu, tai automatiškai jisai jo prisiskirs. Nu, ir dar kartelį išbandom, ar tikrai mums šitas gavosi. Test movie. Netiksliai, čia netiksliai, kur mes bedėsim viskas netiksliai, bet jeigu ant tikslaus užvesime, čia parodys tiksliai. Taigi šios pamokos ir buvo pagrindinis dalykas padaryti tokią programą. Dabar paaiškinsiu patį kodą. Tai viskas vyksta su pelytė, pelytės funkcija, toliau tas pavadinimas red cycle, aišku, galima pavadinti bet kokiu vardu, čia red cycle, jį galima bet kaip pavadinti, bet tik neužmiršk, kad čia reikėtų pakeisti tada. Ir jisai duoda judėjimo galimybės, kad jis gali judėti. Kada judėjimo galimybės, kai baigsis, sustabdys pelytę, ne, tada jau baigsis ta funkcija ir jisai bus lyginamas, kur jis atsidūrė, tas objektas. Ir tada per funkciją yra hit test, su sąlygos sakiniu palygina, ar tiksliai pataikė ar netiksliai. Tai, sakykime, aš jeigu parašysiu ąžuolas, o čia parašysiu dar ne ąžuolas. Dar ne ąžuolas. Arba tai ne ąžuolas. Tai ne ąžuolas. Tai ne ąžuolas. Nu va, dabar išsaugom ir pažiūrėkim, kaip tai atrodys. Mes paspaudžiame, vedžiojam, čia nieko nėra, bet tik kaip atleisim bus pranešimas. Tai ne ąžuolas. Aišku, galėjome lietuviškai užrašyti. Čia užėjus ant ąžuolo rodytų ąžuolas. Na va, tai dėkui, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.